Seimo narys negali praeiti Gedimino prospektu. Kas čia Pedrastų prospektas yra? Už Lietuvą! Už Lietuvą, vyrai! Lietuva! 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 Prašau! Negalima kankint! Gražulis prisikėlė! Aš manau, kad policija puikiai padirbėjo, kiek aš mačiau, viskas yra profesionaliai, aišku, analizuosim darbą vėliau, bet mano pirmas įspūdis, kad aš jaučiausi saugus, nepaisant kai kurių smulkių incidentų, bet tai yra demokratinė visuomenė ir taip, aišku, kartais kai kas pareiškia savo požiūrį. Tai būna. Kaip vertinat, po kiek metų gali eitinės vykti be policijos, be aptvarų? Aš manau, kad kažkiek tai laiko praeis, bet dabar mes rimtai pradedam galvoti, kad gal miestų reikia dažniau dovanoti tokios šventes ir mes galbūt rimtai pagalvojam apie kitą metą eitynės, nes teismas mūsų pusėje, visuomenė yra pakankamai tolerantiška, visi šypsosi ir aš manyčiau, kad mes galim rimtai apie tai galvoti. Būtent šiandien eidami Gedimino prospektu, žiūrėdami į tiesiog praeivius šių nuotaikų, labiau jūs palaiko ar vis dėlto nuotaikų? Aš noriu pasakyti, kad mūsų šalį ir mūsų įvaizdis šokdina vienas Seimo narys, aš neminėsiu jo pavardę. Bet aš dabar galvoju, nejaugi neatėjo laikas pasakyti jam stop, nes aš laukiu Seimo narių, aš laukiu, pasakykite, kad taip elgtis nevalia, nes tai daro gėdą Lietuvai kaip šaliai, kuria pirmininkauja Europos Sąjunga. Kur tavo sąžinė? Pilietiška? Pedrastai aukso fondas tavo, ne kad tu saugai. Už Lietuvą! Už Lietuvą, vyrai!